Taigi, ką tik įvyko konferencija apie pandemijos sutartį, atvyko svečiai iš Estijos, atvyko svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, atvyko svečiai iš Lenkijos. Tačiau ryte ir jūs pats pasidalinote Facebook įrašu, kad sulaukėte iš kai kurių parlamentarų nepritarimo, kad būtų perkelta ši diskusija į plenarinių posėdžių salę, nes pasirodo, ji nėra svarbi. Tai, kas vyko pandemijos metu, kad tiek buvo varžomi žmonių gyvenimai ir kad tai gali pasikartoti ir panašiai, tai yra pasirodo nesvarbu. Ir, čia galime jau tada išvelgti ir aš klausiau kolegų iš Estijos, iš Lenkijos, čia jie irgi išreiškia, kad tai panašu ir į laisvo žodžio ribojimą. Tai ką jūs galvojate apie tokią situaciją? Tai iš tiesų pagal Seimo statutą nemažiau kaip 10% Seimo narių gali inicijuoti privalomą tvarką pusvalandžio diskusiją plenarinėme posėdyje. Tai būtent apie tai vyko diskusija šiandien Seimo seniūnų sueigoje, kuri iš principo neturėjo vykti. Aš jos metu aiškiai pasakiau, kad aš esu prieš bet kokį balsavimą, nes statute aiškiai pasakyta, įtraukimas yra privalomas. Jie balsavo tuo klausimu, kad jie negalvoja, kad šitas klausimas yra ypatingai svarbus. Įsivaizduojate? Klausimas, kuris galimai gali sukelti naują pandemiją, gal ir negali, padiskutuokime, bet mums tas klausimas kyla. Jiems atrodo, kad nesvarbu. Jiems atrodo, kad jie teisūs, kad tikrai nesvarbu, kad negali būti taip teisūs. Mes negalim būti teisūs. Bet jeigu mes teisūs. Tai yra baisu. Ir aišku, bet ar turėtų stebinti, jeigu tie parlamento nariai buvo iš tų partijų iš esmės, kurie tuo laikotarpiu nieko nedarė ir prisidėjo iš esmės prie to, kas vyko. Tačiau dabar mes vėl sėdime salėje ir yra vėl, realiai tie patys Seimo nariai, jų yra šiek tiek ir daugiau, kur svarbus klausimai, pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligonas, tie patys asmenys balsuoja prieš, dauguma balsuoja už, pavyzdžiui, kai buvo pandeminis laikotarpis, buvo lygiai taip pat. Tai ta situacija iš esmės, aš sakyčiau, nebijau to žodžio, blaiviai mąstančių, protingai mąstančių, sakančių teisybę Seimo narių visada yra mažuma. Tai kaip jūs galvojate, ką reikėtų, ir yra daug diskusijų apie vienybę ir panašiai, ką reikėtų padaryti, kad galų gale ateitų daugiau tų Seimo narių ir tada būtų galima tiesiog ir turėti laisvas diskusijas parlamente, nereikėtų čia, kad kažkas blokuotų ir panašiai. Žinokit, aš manau, kad yra šiek tiek daugiau kaip 30 Seimo narių, su kuriais tikrai galime turėti laisvas diskusijas. Aš ir konferencijos metu pasakiau gerų žodžių savo buvusiai frakcijai, Valstiečių sąjungos ir Krikščioniškųjų šeimų sąjungos, Nemuno aušros frakcijai. Tikrai su jais galima diskutuoti ir neturint bendros nuomonės jos ieškoti, dėliojant argumentus. Yra panašių žmonių ir kitose frakcijose, bet problema ta, kad jie neturi laisvo mandato. Esu tuo tikras, nors tai prieštarauja konstitucijai. Partija juos švelniai rekomenduoja ir įpareigoja balsuoti tam tikrų būdų. Taip. Aš suprantu, kad yra tam tikri susitarimai, koalicijos ar ne, nuo mūsų frakcija nusileidžia jums dėl to, kita frakcija dėl kažko kito, bet čia yra ne tas. Ir aš negaliu atspėti, kokiu būdu tai valdoma. Tiesiog kai kur, kai žmogus nėra tvirtas, kažkurio klausimo neturi žinių, jį gana lengva paveikti. Jeigu žmogus klausimą gerai išmano, jį paveikti žymiai sunkiau. Aišku, viena iš teorijų dar būtų galima matyti dabar. Pavyzdžiui, Saulius Skvernelis užima partijos pirmininkas, buvo Seimo, aukščiausios pozicijos Seime, Gintautas Paluckas, bet čia kaip per Dostojevskio romaną Demonai. Buvo tokia situacija, kai studentai, liberalų būrelis, ir jie bandė iš esmės tikrai istoriją, kaip valdyti asmenis. Ir jie nusprendė, kad lengviausia valdyti asmenis per nuodėmę. Ir jie įgyvendino kartu žmogžudystę, kad jie galėtų vėliau, jeigu kažkas įvyktų, pavyzdžiui, kad jie nesutiktų veikti taip, kaip būrelis nusprendžia, kad jie primintų, kad ką jūs bendrai padarėt. Tai mes ir Lietuvos politikoje matome dabar, kaip
Vat, buvęs Seimo pirmininkas pasirodo, turėjo kažkokių tai skeletų spintoje ir jie kažkada buvo ištraukti. Tai galime tik spėlioti, ar jam nebuvo ateinama ir pasakoma, kad tu balsuok taip, nes prisimink, ką tu esi padaręs. Bet čia yra